Spėkit, kas atplaukė į Pipy salas. Bet čia toks turistinas. Visiškas turistinas, bet nerealiai gražios salos. Greitu metu viską pamatysite. Ir toks mūsų numeriukas šiandien bus. 4 dienas tai yra, ne šiandien. Labai pasisekė, kad leido įsičekinti. Sakė 2 valandas dar laukti ir po minutės ateina, sako, jau galima. Pasisekė. Tai kelionė ne pati lengviausia buvo. Šiaip labai prie tualeto norisi kuo arčiau sėdėti. O kaip tau? Pirmas test drive'as lovas. Svarbiausia yra pašokinėti ant lovos. Atitinka europietiškos standartus lova? Taip? Gerai? Čia balkoniukas pas mus į stogus. Oi! Taip sunkiai atsidaro, kad man atrodo, čia retas kas eidavo į jį. Ir va, Vilniaus stogai. Sala šitą tiesiog maksimaliai apstatyta. Namas prie namo. Galime nuo stogo šokinėti kaip Venecijoje. Nes saloje belien kiek turistų, tūkstančiai pasveik atplaukė. Kas nakvoja, kas ne, tiesiog porai valandų, bet labai populiari sala. Bet užtenka to viešbučio, nėra ką čia gražaus rodyti. Esmė, ne dėl viešbučio atvažiavom taip, o dėl gražių vaizdų, kuriuos to ir pamatysite. Dar nepasakiau, kad kainavo 36 eurus nakčiai su pusryčiais. Pirmą kartą kelionį turėsim pusryčius. Dar vienas rytas Tailande, vėl su sportu. Šiandien mes įsinuomavom pirmą kartą kajaką. Plauksime iki to paplūdimio. Už tos salos didžiulės. Nuo krantas sakė 40 minučių plaukti. Pasisveikinkit. Tai jau kas nors klaus, kodėl moteris irkluoja, o vyras ne, tai pas mus Europą. Lygios galimybės. Moteris irgi turi teisę irkluoti. Ar ne, brangioji? Matot? Tiek jau nuplaukiam. Atrodo jau nemažai, bet sala kažkaip neartėja. Tai visą laiką viskas nuo kranto atrodo daug arčiau negu tikroviai. Kažkodėl mums žmogus, kuris nuomavo, rodė tiesiai plaukti iš tos salos. Nors čia 3 ilgesnis kelias, kai visi nuplaukė į kairę pusę. Ir jau visi maudos paplūdimy. Ar ten realiai daug gražesnis bus paplūdymys? Aš jais nusprendė, kad mums reikia pasportuoti šiandien. Mokėtumėm už nuo. Nu, kad ilgiau paplaukytumėm, paskui dasimokėtumėm dar papildomai už valandas. O gal nemelau, gal ten iš tikrųjų paslėptas perlas. Sužinosime greit. Jau čia smagiau. Išplaukėm iš įlankos ir bangelės pakilo. Kažkaip net sunkiau plaukti ir šiek tiek baisiau daug laiko, kad neiškristumėm. Bet va, vaizdelė atsiveria jau iškart pas mus. Gerai, kad saulė pasislėpė, netoks dušnekas. Pas mus ir taip šoninės bangos eina, dar tavęs tik tai trūko čia. Dar padidės pas mus bangos. Na čia šalia uolienų ir bangos didesnės. Srovė neša į uolienas. Pasirodo, kad nei vieni turistai neplaukė tenais, vieni tai nuplaukė. Visi nuplaukė tenais į patį į šoną, kur arčiausia buvo. Pasirinko lengviausią kelią. O mes ne, sunkiausią pasirinkom. Jau matau, kad mes su 2 valandom čia tikrai neapsisuksim. Bus čia reikaliukų. Nes dar net neįpusėjom turbūt kelią. Nors jau 2 kilometrus kažkur nuplaukėm iš akies, taip pažiūrėjus. Bent jau vaizdų pamatysim šiandien gražių. Ir pasportuosim. Reikia vandamkę pasidaryti, statybininko įdėgį lyginti jau. Viskas, dabar gražuoliais busim. Kai tie laiveliai praplaukia, tik šiek tiek baisu daros, nes pagavom šoninę bangą, tai užneša. Vos neapsivertėm vieną kartą jau. Su vaiku 3 metų nesinorėtų verstis, kuris dar plaukti nemoka. Bet ar tik nebus čia tas paplūdimys, dėl ko mes plaukėmės, visi laivukai čia sustoja. Arba jie ten snorklina. Aš tikiuosi, kad paplūdimys ten bus. Matom žemę! Paplūdimys! Mūsų neapgavo.
Kapitonė, laikykit kursą ties kairę. Ką, visai smagi ekskursija. Ir paspartaut, ir pasižmonėt, pasigerėt vaizdais. Va tokios didumo olos. Ir yra kažkas pasėdėjęs, kaip aš šokinėje. Ai, turbūt gal šokinėje. Arba kad neatsitrenkti, jo, gal nesitrenkti, gal jo, jeigu užneštų, nes labai neša. Tai ola šitą srovė. Toks didelis akmuo, nuo uoliena tai yra. Per kamerą šiaip nepersideda tas tikras dydis, kaip iš tikrųjų yra. O toks pas mus simpatiškas mažas paplūdimėlis. Su 10 tik tais turistų. Tai mažiau kalbų, daugiau irklavimų. O tai rimtai pagalvosit, kad aš čia tik tais kalbu žmona irkluoja. Mano mama tikrai tai pagalvoja. Žiūrim gilį. Ai, ne, dar nesiekia. Oi, koks čia žydras vandenukas. Pažiūrėkit, koks žydras vandenukas čia. Pas mus tai brudnas buvo, kaip į saloj. Ten tai iš visko kalvinis, metro gilyje nieko nesimato. O čia dar, va. O čia 2 metrų gilis, visiškai matosi viskas. Turistai iš Lietuvos prisišvartavo sėkmingai. Pažiūrėkit, kokį gražumą paplūdimys. Rimtai ir negeriau į tokį nuplaukti mažą paplūdimėlį, kur nėra žmonių, negu tįstis į tą Mają bei paplūdimį didžiulį. Aišku, ten legendinė vieta, filmas nufilmuotas su DiCaprio ir panašiai. Ojojoj, reikia dar toliau nutraukti. Čia potvinis jau kyla, matau. Bet va tokie vaizdeliai. Atvirutės vaizdelis, ar ne? Ant desktopo galima dėti tokią nuotrauką. Ką, nuplaukėm per 50 minučių. Atrodės, ilgiau bus. Kai visą laiką atrodo baisiau, bet iš tikrųjų ne tai baisu. Dar dviese atplaukė. Vienetą atplaukė su kajakais, kitus atplaukdina, bet ir ne per daugiausiai plaukdina. Bet juk ir pačiam daug gražiau atrodo viskas tada, ar ne? Kai atplauki pats, o ne tave atplaukdina. Kažkaip iš karto ir vandenukas atrodo žalesnis, ir šiltesnis vanduo ir viskas daug gražiau. O mes lekiam maudytis. Paliekam šitą simpatišką vietelę, pasimaudėm, pafilmavom su dronu. Maudytis ten taip sunku, tokie didžiulį akmenys, lipili Petronas. Ten akmuo virš metro dydžio, smėlio spalvos, visiškai susilieja su smėlį, nematai, bet labai sunku ten maudytis, su vaiku ypatingai. Bet labai graži vieta. Vandenukas žydras, žmonių ne per daugiausiai, ramu. Būtų ramiau, jeigu neskraidyčiau ten su dronu. Bet dėl vaizdų reikėjo. Kaip atviro jūrų neįdomu plaukti. Plauki ir krašto nesimato, atrodo stovi vietai. 20 minučių plaukiam. Nu, aišku, toliau nuplaukiam. Bet dar tiek va toli kito kranto plaukti. Ir dangutis jau neaukėsi. Ar tik ne lietučia mums tai paduos? Gal jau reikia tempti slides iš čia? Įplaukiam į žaliosius vandenys. Jau finišas už 200 metrų. Tai kai visą laiką su kainomis, tai kainuoja pirma valanda 200 batų, tas yra apie 5,40 €. Papildomas valandos kainuoja 100 batų, 2,70 €. Mes paėmėm 3 valandom, vėluojam dabar kažkur jau 40 minučių, tai turbūt valandą pridės, tai šitas malonumas mums kainuos apie 11 €. Bet tikrai dar kartuosime kitose Tailando vietose. Šiaip labai gera patirtis. Ir pasportuoji, ir pasigroži. Kažkur toliau nuplauki nuo žmonių ir atrandi va tokius perliukus. Pamajojam? Rodau į jūs, troliai. Nu, troliai, nu. Ade, pamajok. Ade, pamajok. O mes su jumis susitiksime, kai susitiksime. Toks pas mus sportiškas rytas prasideda. 10 ryto lipam į Pipy salos apžvalgos aikštelę. Kaip mato, šiek tiek krapnuoja.
Galbūt vaizdai nebus patys gražiausi, nes apsiniaukia, bet už tai ne taip karšta. Tik 27 laipsniai. Bandėm kažkada lipti per 35 dienos metu, tai gyvenime nekartuosim. Akise net temo. Iš pat ryto visi važiavo ekskursijas turbūt jau. Mes čia turbūt vienintelį lipėm į tą kalną. Neturim ką daryti. A, jau laiminga, kai neša, ar ne? 100 metrų paėjo, jau pavargo. Va toks statumas laukia mūsų. Mūsų vaikučių čia bus ką veikti. Neskubant gal užlipsim kažkaip tai. Iš pat ryto po kavutės, po arbatos, tai pats tas lipti kalną, aišku. Tai išeis visas arbatas, išprakaituosim. Pažiūrėkit, koks ten statumas. Žmonės 2 rankom laikosi už turėklų, kad nulipti. O mes čia su vaiku lipsim. Va tokie vaizdeliai pradeda atsiverti. Gal tik 5% užkopiam. Na, iš konsolutės gražiau viskas atrodytų. Man atrodo, per kamerą nepersimato tas statumas. Ant kiek statų. Adė, nesunku? Jokio alkoholio lipant. Labai gerai suprantu, kodėl. Kai toks statumas, biški prarasi budrumą ir viso gerą. Čia dar pasiseks, jeigu ligoninėje viskas baigsis. O su vaiku kaip bėga greitai, sportininkas. 1, 2, 1, 2. Metų tėvas galbūt tenais pas mus bėga. Išlipame pirmą checkpointą. Pirmas viewpointas, kur dar reikia susimokėti pinigus. €30 už žmogų. Šiaip simpatiškas parkelis. Bent supranti, už ką moki pinigus, nes išlaiko, matas, prižiūrima. Iš tikrųjų, kol kas nėra labai sunku. Turbūt sunkiausią dalį jau praėjom. Ten tas status laiptukai, dabar jau nuo to kito kelio einam. Patinka kengūra? Va ir mano eilė atėjo nešti šitą nevaikštantį vaiką. Ką čia turi, gėlytę gražią? Jūs čia visas gėlės susirinksit iš parko. Ne? Užsidėk kaip Rozalinda. Pasirodyk laukinis angelė. Jau beveik užlipom. Palengva ir užlipom. Pasirodė, nėra taip sunku, kaip galėjo pradžioje atrodyti. Net su vaiku lengvai užlipom. Taip kad atsiimu žodžius, nesunku iš tikrųjų. Štai ir vaizdelis, dėl kurio visi čia lipa. Kaip jums vaizdelis? Būtų saulė išlindus, dabar taip gražiai čia viskas atrodytų, tas vandenukas iš vis toks žalstas būna. Turime jūrą iš 2 pusių ir turime teritoriją kelių kvadratinių kilometrų, kurie apgyvenita kaip Honkonge. Tiesiog 1000 žmonių čia gyvena su turistais. Skruzdėlynas iš tikrųjų čia. Šitą vietą taip pat labai stipriai palėtė tsunamis 2004 metais. Net baisu pagalvoti, kas čia darės iš tikrųjų. Gatvės siauros, visiški labirintai, matai tik tais dangų. Nežinai net kur evakuacijos kelias, nei kur kalnai, nei kas. Įsivaizduoju, kas čia buvo. Visi tiesiog bėgo visas pusės ir išėjimo daug kas nerado. Tai kad nemažai čia buvo žuvus iš tikrųjų šitą vietą. Turbūt labai pavojinga vieta, kai atsiranda tsunamis. Aš pats vakar ėjau masažą su navigacija, atgal galvoju grįšiu be navigacijos. Ir pasiklydau, aišku. Turbūt pirmas kartas, kai mes čia užėjom ir tik mes 2 esam čia. Ir nieko nėra. Ja, čia reikia neusižiūrėti biškį, nes galima skristi šiek tiek. Dar vienas keltas atplaukė, turistų priveža mum. Lygtais mum jų dar trūktų. Mes juk ne turistai, ar ne? Tai va toks mūsų rytas, energingas. Pats tas pradėti dieną su kopimu į kalniuką. Paliekam gražiasias Phi Phi salas, kai visą laiką su Tailando maistu reikalai neprognozuojami. 8 dienas Tailande, o beveik niekur nebuvome. Nes vienas iš mūsų pastoja būdi prie tualeto. O dabar keliaujame į naują salą, į Koh Lantą, kurioje dar niekada nebuvome, bet girdėjom daug gerų atsiliepimų. Tik atvykam iškart kontentas. Pilna bagažą, ta prasme. Dar su vežimėliu.
Maksimaliai užkrauta. Važiuojam. Nu, tėvai, duok gazą. Gerai, pajokavau. Ašgi pajokavau. Reda ką tik kepurę pametė, bet atstrigo šitoj vietoj. Pasisekė. Nu va, 5 minutės ir atskrydom. Ir iškart matau, kad gyvenam prie pat jūros. Wow. 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 Žiūrėkite, jau tolamai šviečia jūra. Laukia mūsų. Viskas, bėgam čia kilintis ir maudytis. Pasitinka su gėrimu. Pasisveikinam. Čink, čink. Obuolių sultis šalėtas labai skanios. Kaip viešbučių už 28 eurus visai neblogai sakyčiau. Prasideda tūra apžvalga. Toksai va kuklus numeriukas. Bet viskas atrodo labai patogiai. Seifas, lovytės, šaldytuvas normalaus dydžio, staliukas. Daugiau nieko nereikia. Iškart čekinas lovų. Minkštumą testuojam. Nu, viskas standartiškai, bet viskas simpatiškai. Ir toliau nuo kelio pagaliau pagyvensim, be jokio triukšmo prie pat jūros. Tai va, tokis numeriukas kainuoja 28 eurus. Užsakinėjom Agodai. Bookingė buvo brangiau. Tai paskui dar parodysim, kaip atrodo aplinka. Ir jūra, aišku. Svarbiausia jūra. Tai pas mus restoranėlis ant pat kranto. Ir iki jūros 60 metrų. O dabar pavalgysim skaniai. Ir paimsim kai ko skaniai pagert. Tik dabar pastebėjom, kad čia atoslūgis jau prasidėjęs, jau normaliai taip 40 metrų jūra nuėjus. Bet mes gyvenam vakarų pusėje, tai reiškia, kad čia bus saulėlydžiai. Spėkit, kas pirmą kartą išsinuomavo motorolerį Azijoje. Jau ryte protestavom, važiavom iki pusryčių. Šiek tiek buvo jauduliuko, nes eismas kairė pusė, dar neteko važinėti kairė pusė. Kad žinotumėm, kaip smirda šitas šalmas. Žinot tą jausmą, kai 100 žmonių jau pasinaudota šalmu prakaitavo. Bet visą laiką sprendimas yra. Kepuriukas mūsų išgelbės, nuo smirdalinės. O čia mūsų žvėriukas. Tryse kažkaip vos nebuvo sutilpam. Man iš veidrodėlį visiškai nėra naudos, nes aš jų nematau prie pat vairo prisėdęs. Labai gerai išlaikytas, net įbrėžimų praktiškai nėra. Ir kainuoja tik tais 5,50 € dienai. Kaip viešbučio kaina, sakyčiau, vis laik nebloga. O mes važiavam pasitikti saulės į labai gražią vietą. Na va, 10 minučių ir atvažiavam. Ir va tokie vaizdeliai pas mus. Eisim vėliau ant tų uolų, pasitik saulėlydžio. Čia skaitosi lankytina vieta, viewpointas. Turėtų būti nebloga vieta sutikti saulę. O kas liečia vairavimą, tai kol kas atrodo, kad Kolanto sala yra ideali sala pradėti mokintis su motoroleriu Azijoje. Nes čia eismo išvis nėra, lengvas kaip Lietuvoje. Tai tie, kurie bijo, Pukete, pavyzdžiui, tikrai eismas daug didesnis, ten irgi pačiam baisu buvo dėl vaiko. Didelė labai žmonių minė, turistų daug važinėjo, čia jų nėra praktiškai. Labai gera vieta pradėti mokintis su motoroleriu. Vandenuko šiltumas tai pasaka tiesiog. Visiška arbata. Bet čia ir krantas jau kitoks, labai daug akmenukų. Pavyzdžiui, pas mus tik smėlis buvo. Bet nei vieno žmogaus aplinkui. Vienas žmogus vaikšto. Aišku, čia jau toks olėtas krantas. Ir nelabai kas maudosi. Nors yra viešbutukas šalia. Ir į tą pusę nei vieno žmogaus. O mes tai eisim išsimaudyti.
Pasimaudėm, pafilmavom su dronu, bet nusprendėm čia neužsibūti. Graži vieta šiaip, bet nei čia žmonės renkasi, nei ką. Tai kad nusprendėm grįžtam savo viešbutį, ten ir paplūdimis daug geresnis ir saulėlydžiai taip pat labai gražus kaip ir čia. O čia ypatingai sunku maudytis, labai daug akmenų papačia ir labai klampus smėlis, labai sudėtinga. Vieta tai graži aišku, bet pas mus taip pat vienas geriausių paplūdimių šitoje saloje, tai grįžtame greičiau į jį. A štai mes jau ir prie savo viešbutuko. Pas mus iš vis idealus paplūdimys. Praktiškai jokių akmenuko nėra. Tiesiog smėliukas ir lengvas pagilėjimas. Nėra tokių duobių iškart, kad eitum įkristum. Reikia dar normaliai nueiti, kad galėtum išsimaudyti. Dabar labai jūra atsitraukus per 500 metrų. Atoslūgis prasidėjo. Bet vis tiek, va, matot, kiek žmonių vaikšto. Maudosi pastoja vienetai. Ideali vieta iš vis maudynėms. Ir saulėlydžių sutik. Pas mus trumpas sustojimas. 7-Eleven, važiavame į Kolantės senamiestį. Nusipirkom pas vietinį dėduką cukranendrių sulčių. Mažiau nei eurų kainavo. Bet pirmą kartą matau, kad nespaustų vietoj, o įpylė iš butelio. Jau gatavas, taip. Neaišku, kiek jos šviežias, bet prieš tai mačiau pirką vietiniai, tai turbūt viskas bus gerai. Taip pat pabandėm vietinį Red Bullį, baisi nesąmonė, baisiai saldu, bet kainuoja tik 30 centų, bet daugiau nekartosim. O mes lekiam į Kolantės senamiestį. Praėjom visą gatvelę, bet man atrodo, senai šita vieta yra nuturistinta. Tiesiog kiekvienas jau namukas turi pasidarę su kavinukę, parduotuvėlę. Tiesiog eilinė turistinė vieta. Einam dar paieškosim, gal kažko rasime įdomaus, gal prie jūros kažkas kitaip. Nes kol kas tai neatrodo verta lankymo vieta. Koks didžiulis lobsteris. Gal salos simbolis jisai. Kaip aš jį suvalgyčiau skaniai prie lūčio. Atėjome į uostą, iš kurio plaukė keltai. Va taip čia tas atrodo tikrasis senamiestis. Vandenukas čia pas jas ne pats gražiausias šitoj salos pusėj. Pas mus visi vakariniai salos pusėj patys gražiausi paplūdimiai. Ir vanduo daug skaidresnis. O čia toks vaizdelis į kitas Tailando salytės. Šiaip lankyti neverta šitą senamiestį iš tikrųjų. Bet norėjom pajudėti su motoroliu, pasivažinėti, po salą pažiūrėti, kaip viskas atrodo. O šiaip pats senamiestis tai nuturistintas stipriai. Žmonės atvažiuoja, nusipirkt kažko, gal pasivaikščioti, pavalgyti ir tiek. Nėra ką čia iš tikrųjų veikti. Važiavom pagaliau į Kolantos nacionalinį parką. Labai status kalniukai, kaip čia davažiuoti. Dabar čia ypatingai rašoma, kad bus ypatingai didelis statumas.
Reikia atsargiai su stabdžiais, neperstabdyti. Bandysim leistis. Va tokia va parkelė pradžia, daug žalinti. Viskas gali sutvarkyti, atrodo, kaip kokiam resortui, labai prabangiam būtumėm. Bet čia vienintelis nacionalinis parkas šitos salos. Reikėjo važiuoti per visą salą iki pat pietų, gal 30 km. Bet kol kas matau, kad labai buvo verta. Ir pakeliui, kol važiavam, buvo vaizdu, labai status kalnai kur buvo, tai dėl stabdžių net buvo baisu motorolerio. Atgal, kai važiuosim, gal parodysim. Plūdimys, maudėsi žmonės, nors buvo įspėjantys ženklas dėl medūzų. O aš pabandysiu išlipti šitą kalną. Po šitą įstoją pažiūrėsim, koks ten vaizdelis. Mes irgi lipam į kalną, įdomu, kiek ilgai lipsim, kiek ilgai reiks nešti. Čia lipsi Nes yra pati. žmogutis, kuris nemėgsta nei vaikščioti, nei laipioti. Gimęs, kad jį nešiotų. O jo, reikės po kojam žiūrėti. Nulipti jaučiu bus biški baisiau, slidu čia. Va tokie pas mus vaizdelė atsiveria jau. Kol kas neblogai viskas atrodo. Adelina pavargai? beveik užlipo į kalną. Jau pavargai? Liko mažai ir dabar jau reikia jau Opa! panešti. Lipam toliau. Tokie vaizdeliai. Viskas viršūnė. O čia gražus vaizdai. Kas nori galvutę šokti? Yra norinčių? Adelina sakė nori. Bijau ne taip. Eik tu savo vanduo, tai pasakai. Visiškai kaip užvirintas vanduo tiesiog. Pasupti jūs? O čia yra mūsų numylėtinės beždžionės. Labai daug drugelių čia yra didelių. Kol važiavom, man vien du atsitrenkė į kaklą, tai nežinau, ar liko gyvyje. Drėžiukas, mažiukas. Linksma bus užlipti su beždžionė ant pečių. Laiptukai tai statu šią. Turėsim šiandien kojų dieną. Oi, bent šiek tiek vėjo būtų. 1, 2. Ui! O, jėtų, kokio statumo. Ką tik prasilinkėm su šeima, kurie jau atėjo iš tenais. Ir prigazdino, kad labai ilgas kelias mūsų laukia. Jie patys jau mūsų klausė, kiek dar eiti iki paplūdimio. Tai labai apsidžiaugė, kai pasakėm, kad tik 600 metrų. O mums tai nieko gero nešviečia. Fu! Fu! Nesmirda, tiesiog atsikvėp noriu. Kur gyvūnija, dėl kurios atėjom? Kur beždžionės? Miega? Miega. Kitą kartą paguglinsim prieš važiuojant su vaiku į parką. Šok. Opa. Aš dabar. Kada pasibaigs tas mūsų žygis įsvajotas. Taip ilgai lauktas. Ir navigacija rodo, kad mes jau artėjame, jau leidžiamės pagaliau. Ir kažkas rūko žolytę jaučiasi. Nes Tailandė jinai legali. Čia ne mes pūką rūkom. O, blemba. Užsišnekėjau. Mūsų kilnojamas turtas. Tai va, ir virvę padaryta, žiūrėk. Kad jeigu skristum kartais. Finišas! Aleliuja! Pagaliau praėjom. Ką pasakysit? Mes dar gyvas. Gyvi. Ir aš gyvas. Bet šlapukas toks baisus aš. Šitą jūrą dar nematė tokio šlapio žmogaus, kuris tai ją įlips. Sakoma, kad sportas sveikata. Nežinau, ar čia buvo sveikata. Per patį karštį eiti kalną. Širdis kalatuojasi, spaudimas pakyla. Nežinau.
Kaip perni, tai malonu būna, kaip žygdarbiai padaręs būna, bet ar verta čia buvo, tikrai nekartotumėm. Bet nesigailim. Ta prasme, mes visą parką praėjom, nei vieno gyvūno nematėm. O beždžionė pasirodys laiko buvo paplūdimy. Irgi eina įsimaudėt, nežmoniškai karšta. Galima sakyti, ne beždžioniškai karšta. Žiūrėkit, paslėpęs pinigus laiko nuo žmonos. Ar bananų skaičiai laiko. Pasimaudėm, bet krantas pasirodė ne pats geriausias maudynėms. Pravažiavę visą salą galim pasakyti, kad prie mūsų viešbučio yra geriausias krantas maudytis, geriausias paplūdimys. O dabar ilgas kelias namo laukia. Pas mus 6 vakaro, o reiškia, kad jau saulė nusileido. Labai rekomenduojame šią salą, kas planuojate atvykti su šeima arba tiesiog norite ramybės, pabėgti nuo triukšmo, nuo vakarėlių, tai šita vieta yra tiesiog ideali. Rekomenduočiau čia atvykti 5-7 dienom, kad pajaustumėt visą salą. Labai rekomenduoju išsinuomot motorolerį, jie labai pigūs, kūras taip pat. Mes išvažinėjom gal virš 150 km ir tai mums kainavo tik 3 litrus benzino, kas kainavo 3 eurus. Juokingos kainos. Ir pats motoroleris kainavo apie 17 eurų, tai 3 dienas už 20 eurų lakstėme po visą salą, apvažinėjom daug vietų, daug pamatėm, visko ir labai rekomenduojam tą jums taip pat padaryti. O mes su jumis jau susitiksime kitoje Tailando dalyje. Iki.